Labas, aš Bitis Profažygis. O čia šiandienos herojai – telefonai sudarantis naująją Xiaomi Redmi Note 14 Pro seriją. Visi jie turi ne tik krūvą privalumų, bet ir bent po vieną supergalią. Smalsu kokią? To jau sužinosite. Žinau, kad nekantraujate išgirsti apie supergalias, tačiau pirma peržvelkime šių superherojų apdarus – jų dizainą. Iš pirmo žvilgsnio šie trys telefonai yra labai panašus. Lenktų kraštų ekranai bei nugarėlės lemia tai, jog juos tikrai patogu laikyti rankoje. Jie jaučiasi plonesni nei yra iš tikrųjų. Bet tai dar tikrai ne jų supergalia. Klausite, kaip atpažinti, kuris Xiaomi Redmi Note 14 Pro modelis yra kuris? Skirtumų ieškoti reiktų telefonų nugarėlėje. Pro 4G modelis turi telefono spalvos kamerų modulį be papildomo apvado. Minimalistų favoritas. Pro 5G modelio kamerų modulis irgi yra telefono spalvos, bet jau turi papildomą apvadą, kuris tarsi pridėtas kaklaraištis, subtiliai sako rimtesnis modelis. O štai Pro plus 5G modelio kamerų modulio apvadas yra juodas ir turi nelygų paviršių. It superherojus su šarvuotu apsiaustu. Paskui pasitikrinsime, ar išmokote šią pamoką. Beje, visi trys mūsų herojai puikiai kovoja su vandeniu ir dulkėmis. O dabar jau galite prislinkti arčiau ekranų, nes kalbėsime apie šių telefonų supergalias. Pradėkime nuo Pro 4G modelio. Jis gali pasididžiuoti didžiausią bateriją ir savo drąsą išlipti iš kiek užsistovėjusio Androidų baterijų talpos tvenkinio. Jis tikra energijos saugykla, kuri privers jūs pamiršti, kur numetėte savo įkroviklį. Be to, jis turi ir išskirtinę 3,5 mm ausinių jungtį. Tai tarsi telefonų pasaulio retro aksesuaras, kuris pravers tiems, kurie renkasi nesijaudinti dėl ausinių krovimo ir mieliau naudoja laidines. Drąsus ir galingas modelis. Keliaukime prie kito herojaus. Pro 5G modelio. Supergalių jis turi ne vieną, o net dvi. Tai greitesnis 5G interneto ryšys bei didesnės raiškos ir beveik dvigubai šviesesnis ekranas. Jei Pro 4G yra energijos kaupykla, tai šis modelis tikras šviesos karys. Jo ekranas itin džiugins tuos, kurie dažnai būna lauke ir naudoja telefoną ryškiai šviečiant saulei. Arba tuos, kurie pavyzdžiui gyvena kur nors saulėtoje Ispanijoje. O dabar Pro plus 5G šlovės akimirka. Jis turi visas Pro 5G modelio supergalias ir dar daugiau. Čia rasime ir šios telefonų serijos pažangiausią procesorių ir neįtikėtinai greitą baterijos įkrovimą. Įsigiję specialų kroviklį, jo bateriją pilnai įkrauti galėtumėte per tiek laiko, kiek jums užtruktų pasidaryti ir išgerti puodelį kavos. Mažiau nei 20 minučių. Be viso to, šis modelis turi ir papildomų dirbtinio intelekto sugebėjimų, bet apie juos kiek vėliau. Metas pakalbėti apie svarbiausius šių telefonų parametrus. Pradėkime nuo ekranų. Visi trys telefonai turi AMOLED technologijos ekranus, kuris suteikia jiems gal ir ne supergalių, bet tikrai superinį kontrastą bei spalvų atvaizdavimą. Taip pat jų ekranai yra padengti itin pažangių Gorilla Glass Victus 2 stiklu, dažnai sutinkamu brangiausiuose telefonuose. Jis veikia tarsi šarvas apsaugantis nuo kasdienio gyvenimo kovų. Atsitiktinių susidūrimų su raktų, ryšuliu ar dramatiškų nuslydimų nuo stalo. Šie herojai turi gana galingus procesorius, kurių pilnai pakanka kasdienėms užduotims. Tad įprastai naršydami apie jokius trikdžius net minties neturėsite. Visgi ieškote daugiau galios? Mėgstate žaisti žaidimus? Tada turėtumėte rinktis Pro plus 5G modelį, kurio procesorius yra greičiausias. Na, o jei šie modeliai lenktyniautų dėl didžiausios baterijos, kaip jau minėjau, laimėtų Pro 4G modelis. Abu 5G modeliai jam nusileidžia su kiek mažesnėmis baterijomis, tačiau nėra ko nusiminti, jų baterijos vis tiek talpesnės nei rinkos vidurkis. Neatsilikime nuo šių dienų aktualijų bei tendencijų ir pakalbėkime apie dirbtinį intelektą. Pro 4G ir Pro 5G modeliai DI pagalba geba padaryti įdomių dalykų. AI Film leidžia pasirinkti norimas nuotraukas bei vaizdo įrašus galerijoje ir iš jų sukurti trumpą filmuką jūsų sugalvotą temą. Lyg turėtumėte asmeninį kino režisierių, kuris sugeba paversti jūsų mėgstamiausius momentus filmu. Dirbtinio intelektų nuotraukų redagavimo pagalba galite ištrinti nepageidavimus objektus arba, pavyzdžiui, pakeisti dangų. Daugiau jokių apniukusių dienų jūsų fotogalerijoje. Savo ruožtu Pro plus 5G modelis turi kiek daugiau DI sugebėjimų. Jame atsidarę užrašinę rasite tokias dirbtinio intelekto funkcijas kaip santrauka, išdėstymas, klaidų taisymas ir vertimas. Visos jos puikiai veikia ir naudojant lietuvių kalbą. Jūsų lietuvių kalbos mokytojas jumis didžiuotųsi pamatęs, kaip rašote be klaidų.
Tiesa, šis modelis turi ir daugiau DI funkcijų, tačiau šio filmavimo metu jos dar nepalaiko lietuvių kalbos. Kalbant apie kamerą, visi 3 Xiaomi Redmi Note 14 Pro serijos telefonai turi 200 megapikselių pagrindinį objektyvą. Jis puikiausiai tvarkosi su įvairiais apšvietimais. Antrasis jų objektyvas yra itin plataus kampo, todėl juo kadre galite užfiksuoti daugiau. Puikiai pravers bandant įamžinti didelius pastatus ar siauras miesto gatveles. Tuo tarpu trečiai makro objektyvą rekomenduočiau naudoti nebent fotografuojant labai šviesioje vietoje, mat jo kokybė nėra itin aukšta. Pamenate, minėjau, jog Pro Plus 5G modelio procesorius pažangiausias šių telefonų serijoje. Būtent jo dėka tik šis modelis gali filmuoti 4K raišką. Taigi jūsų kadrai užfiksuoti kelionių metu atrodys kaip aukščiausios kokybės filmai. Beje, atsimenate mano mažą pamokėlę, kaip atskirti, kuris modelis yra kuris? Pasitikrinkime, ką išmokome. Spėkite, kurį modelį dabar jums rodome ekrane. Teisingą atsakymą rasite video aprašyme. Pavyko atspėti teisingai? Rašau jums po 10. Taigi, šie telefonai siūlo puikią vidutinės klasės telefono patirtį. Jums telieka pasirinkti savo kovotoją ir supergalę. Ieškote ilgesnio baterijos veikimo, rinkite Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G. Norite aukso viduriuko? Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G jums puikiai tiks. Na, o jei siekite išspausti maksimumą iš savo išmaniojo ir naudotis galybę dirbtinio intelekto galimybių, jūsų kovotojas yra Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Šiandien tiek apie Xiaomi Redmi Note 14 Pro seriją ir supergalias. Nepamirškite prenumeruoti mūsų YouTube kanalą ir paskambinti varpeliu. Taip naujausios apžvalgos jūs pasieks pirmuosius. O dar daugiau išmaniųjų įrenginių naujienų ir patarimų visada rasite apsilankę bitesprofai.lt. Iki greito!